Taip, tai noriu pasidalinti visiems istoriją. Aš kadangi pats mėgstu kolekcionuoti istorijas ir, kaip sakau, visas mūsų gyvenimas yra istorijų labai daug, tai noriu pasidalinti tokią šiandieną išskirtinę istoriją apie laistymo sistemas. Kaip šią vasarą turim tokią prognozuotą ypatingai karštą, jokio lietaus neturim čia šaržuojant. Tai kada reikia įsirenginėti ją, mes ilgai su žmona diskutavom ir planavom. Ir kažkaip vis dvejojom, atidėdinėjom, bet po to pas kaimyną pamatėm, vėlgi žiūri pas kaimyną kokia žalesnė žolė ir matom, kad skirtumas yra pakankamai didelis. Ir kai nusprendėm daryti laistymo sistemą, tai pirmiausia visos technologijos, kurios leidžia šiai dienai atlikti matavimus, primatavimus, uždengimus laistymo sistemų, mane nustebino labiausiai. Atvažiavus per keliolika minučių buvo tai atlikta. Vidmanto žmonės informavo mane, kad atvyks sekančią dieną 7 ryto. Sutartą dieną, be 7 minučių 7 jie buvo prie šlagbaumo, kad taip atvyktų žmonės punktualiai. Tai man tai yra didžiausias respektas pačiai kompanijai ir pirmiausia jų žmonėms. Ir tas nuoširdus pokalbis, kuris prasidėjo nuo pat vartelių iki pat detalių sudėliojimo, vėliavėlių kaišiojimo ir taip toliau, tai paliko tikrai išskirtinį įspūdį, kuriuo dalinuosi ir šią istoriją su kitais kaimynais, su kitais klubo verslo partneriais, sužymėjus visas detalės, kuriuose lokacijose bus purkštukai. Vyrai darbą atliko ganėtinai greitai, tai vėlgi mūsų gruntas nėra dėkingas, taip toliau. Aš visada pergyvenu žmonės, kurie atlieka tą tikrai sudėtingą fizinį darbą. Tai tikrai spėjau, sakiau, gali būti visko, galit susidurti su iššūkiais ir kai pamatėm, kad žmonės ir akmenis traukia, ir sunkiai dirba ir taip toliau visa kita, ir jokio bambėjimo, tik tai pozityvi šypsena, taip toliau, tai tiesiog darbas buvo atliktas per nepilną pusdienį. Tas mane labiausiai nustebino, su išlygintais plotais, su paliktomis atsiejimui vietomis. Seniau reikėjo tarnauti žolę iš esmės, tai dabar iš tikrųjų robotas ją nupjauna. Laistymo sistema, kurią Vidmantas, tarp kitko, patarė įsigyti premium klasės laistymo sistemą, tai netgi vėlgi, kaip pasakyti, kai rengiesi laistymo sistemą, kalkuliuojasi samata, visada galvoja apie tai, o tai čia pabrangs, išbrangs ir taip toliau. Tai buvo pasiūlyti patys racionaliausi sprendimai, pasirinkti premium klasės komponentai ir kompiuteris, kuris šiai dienai netgi prognozuoja meteorologiją pačią ir kritulius. Ir yra lietaus daviklis, kurį pasiūlė beje Vidmantas taip pat ir jo kompanija. Tai vėlgi pasiūlė visus įmanomus sprendimus, kad man tikrai nereikia galvoti ir dabar matom rezultatą. Tai mes žoliai netarnaujam, džiaugiamės ją, žolė pasidarė minkštesnė pati, seniau buvo tokia tikrai kietesnė.